Tai Jogailė svarbiausias sezono varžybose ir geriausias rezultatas. Kokios emocijos patekus į finalą? O, emocijos tikrai labai geras, labai džiaugiausi tuo 6.65. Jaučiausi labai gerai, žinau, kad šiandien gali būti mano diena. Tik sakau, gale pradėjome panelę šokinėti po 6.70, kas ir buvo kvalifikacinis normatyvas. Ir stadione rodo pirmas 8 ir aš nesu tarp pirmų 8 ir žinau, kad dar 4 vietos ir nežinau, ar telpu į tą 12-uką. Ir va, jūs pranešėt gerą žinias, tai labai smagu. Pirmasis šuolis buvo žengtas, iškart ėjot vabank, viskas arba nieko? Kartais šuolininkui smagu pirmą šuolį turėti žengtą, nes tai toks indikatorius, kad tu jautiesi gerai tą dieną. Būtų gal šiek tiek baisiau nedabėgti per daug lentos, tai toksai visą laiką jauties gerai, dažniausiai ir žengsi tą pirmą, bent jau aš asmeniškai, antram atsidėjom ir buvo gerai. Tai geriausias šuolis per 2 metus po asmeninio rekordo pagerinimo, buvo einama link to, buvo tikimasi, kad tas geriausias šuolis per 2 metus gali būti pasiektas būtent čia Romoje? Na, visą laiką važiuojame į šituos čempionatus, tikėdamiesi ir, kaip sakyti, atiduodami visą savo širdį, visą savo laiką, emocijas, savo, kaip sakyti, gyvenimą ir tikimės tikrai visą laiką geriausio, tai žinoma, kad yra planuotas dalykas ir tie planai kartais sportininkam, kaip sakyti, neišsipildo. Šiandien, ačiū Dievui, viskas pavyko. Čempionatų buvo, kur likdavo už brūkšnio, iki to finalo pritrūkdavo 10 cm, 13 cm. Dabar finalas yra, jis pasiektas ir pagaliau ta riba peržengta. Jo, man atrodo, čia toks, pirmas suaugusių finalas, tai, kaip sakyti, prie pensijos jau pradėjau į finalus eiti, tai labai džiaugiuosi. Kaip sekėsi tvarkyti su jauduliu šiandien? Jautei kažkokį papildomą spaudimą? Spaudimo gal ne tiek, toks jaudulys varžybinis visą laiką jisai yra. Kaip sakyti, ne pirmą dieną mes čia tai jau žinom, kaip su to elgtis būtų, gal baisiau, jeigu to jaudulio nebūtų ir tavęs tas, kaip sakyti, nedžiugintų ir to draugio nebūtų, kadangi jis yra, tai viskas gerai. Ką tėtis pasakė po to gero šuolio? Maladėt. Viskas. Finalas jau rytoj. Ko dabar tikėsi iš jo? Finale tik tais mėgautis, daryti, ką dariau šiandien, daryti geriau, gerai pailsėti, pavalgyti, šviežią galvą, rytoj naują dieną, reikia, kaip sakyti, restartuoti save ir rytoj vėl viskas iš naujo nuo pradžių.